Na ką, mūsų paskutinis pasisveikinimas šiais metais. Tai šiais metais yra mano paskutinis ketvirtadienis, kai aš įkeliu kažkokį video. Kadangi bus visas šventinis laikotarpis, viskas, tai skirsiu dėmesio šeimai. Ir po to susimatysim jau tik tai sausio mėnesį. Tai šiandien iš tikrųjų, mano turbūt vienas iš laukiamiausių video, nes pati labai tiksliai nežinojau, ką per šiuos metus pasiekiau. Ir karts nuo karto tik tai užsirašydavau, bet šiaip labai nestebėdavau, ką aš pasiekiau. Tai aptarsim šiek tiek mano tokius pasiekimus tiek kaip mano asmenybės, tiek iš fotografinės pusės. Tai pirmiausiai pradėsiu nuo to, jog mano šių metų realiai vienas iš pagrindinių tikslų buvo, kad aš noriu padaryti fotosesiją užsienyje. Ir realiai tik atsimenu labai gerai, tik prasidėjo nauji metai, gal tam buvo sausio vidurys, aš neatsimenu tiksliai, bet gaunu žinutę su pasiūlymu atvykti pafotografuoti į Norvegiją. Ir tada buvo pasiūlymas nemokamas apgyvenimas, kad ten būtent tas patalpas sufotografuočiau ir visą kitą. Tai man buvo toks, kur ta prasme, what the fuck, kur tiesiog kaip. Aš tik tais buvau pradėjęs galvoti ir aš atsimenu, dar mes Haivaru susirašėm savo tikslus. Ir vat vienas iš tų tikslų buvo paminėtas būtent, kad į užsienį ir mane čia taip, kur rimtai, ta prasme, tiek greitai suveikė visas šitas reikalas, tai važiavau pirmą kartą į užsienį pafotografuoti, čia turbūt mano didžiausias, aplamai yra tikslas fotografijai, kad aš galėčiau fotografijos pagalba fotografuoti įvairiose šalise ir tuo pačiu pamatyti ir pakeliauti. Čia buvo toksai, kur kažkoksai stiprus lūžis tuose, net tik prasidėjus tie metai. Tai man buvo čia kažkoks wow reikalas iš tikrųjų. Tai dar vienas fainas dalykas, kas iš tikrųjų galvojau, kad tik tais įvyks kažkur labiau vėlesnėje ateityje, tai kad labai norėjau sudalyvauti podcast'e. Ir iš tikrųjų vos ne tik grįžus iš po Norvegijos gavau pranešimą, jog norėtų mane pakviesti pakalbinti Nenubodžiauk ir kurk. Ir jie ir pakalbino, ir pafilmavo. Mes dar buvom kaip tik su Karolina sukūrusios savo korsetą. Ir mes jį tiesiog pristatėme pačio video metu, tai pasidalinome, kaip vyksta visi fotosesijos užkulsiai ir šiaip apie visas mintis, tai šiaip labai atsimenu jaudinausi, nes dar tada buvo pakankamai didžiulė baimė ir pačiom visom kamerom ir visi, kas aplinkui mane yra. Tai tokia gan faina patirtis, nes norėčiau ateityje ir dažniau sudalyvauti tokiuose dalykuose. Tai šiais metais man dar vienas pakankamai fainas dalykas įvyko, tai tas, kad mane pirmą kartą atpažino viešumoje. Man turbūt vienas irgi iš fainesnių dalykų, nes labai gerai atsimenu, kaip tiesiog su Aivaru nuvažiavom į Maksimą, mes ten kažką nusipirkt ir aš užmačiau žiauriai fainą kepiklėlę. Ir aš taip užsimaniau ir aš užmačiau ten su Dubajaus šokoladu kažkokią bandelę ir aš atsistojau ir aš jau žiūriu į tą bandelę ir tiesiog mergina stovėjusi priešais tiesiog sako, kaip tik jūsų storius peržiūrėjau. Ir aš taip išsigandau. Nuoširdžiai aš šiek tiek pasimečiau, nes man buvo labai keista, kad pirmą kartą mane kažkas sugebėjo atpažinti ir kad aš jau po truputį lipu tos populiarėjimo laipteliais į viršų. Ir aš atsimenu, aš tada buvau labai su paprastais drabužiais ir man atrodo taip į mane visą įsigėrė tos dėmės tiesiog, nes atrodo buvo tie drabužiai tiesiog paprasti kažkokie, kažkur gal kažkokios dėmelės ar kažkas ir atrodo taip mane pradėjo graužti ir aš šiaip belė kaip džiaugiausi ir man belė kaip buvo smagu už tai, kad mane atpažino, tai jeigu ta mergina žiūri, tai linkėjimą jai nuo manęs, tai buvo pirmoji, kuri mane atpažino ir man dabar aš atrado iki pat gyvenimo galo atsiminsiu tą jausmą, kaip mane tiesiog atpažino žmogus, nes tai yra tiesiog neapsakomas jausmas, kai tu tiesiog tave jau pradeda nepažįstami žmonės atpažinti. Nors dar nesijaučiu aš kažkokią žymybę ar kažko labai daug pasiekusi, bet man jau čia yra tiesiog insane dalykas. Vis kalbam apie tos fainus dalykus, tai šiek tiek pasidalinsiu ir apie kitokią biškį pusę. Tai per šiuos metus iš tikrųjų man buvo kažkokie jie didžiulis išbandymas toksai pačios savęs ir naujų dalykų.
Ir šiaip tas dar pilnas atradimas per šiuos metus atėjo. Bet per šiuos metus buvo labai daug momentų, kur aš jau galvojau, kad aš kažkiek perdegsiu, kur buvo svarstymai, kad galbūt visai reikėtų pasidaryti bent trumpą pertrauką nuo fotosesijų. Ir turbūt neskaičiau, kiek kartų tai buvo, bet pakankamai, sakyčiau, dažnai būdavo dažniausiai, kai pasipila pastoviai prastesnės fotosesijos, kur kažkoks dalykas, kad ar iš mano pusės man pačiai jaučiasi per silpnas, ar tiesiog iš aplinkos kažkoksai momentas, kai tiesiog užsisėdi vienoje vietoje, kai nepakeliauji, nepamatai kažko naujo. Tai va toksai va buvo momentas, kad labai pakankamai dažnai, nepakankamai dažnai, bet kokios turbūt 3 kartus per šios metus jutau, kad lyg ir norėčiau gal visai padaryti tokią bent minimalę pertrauką nuo fotosesijų. Ir kažkurio momentu tiesiog aš jau Aivarui sakiau, kad pasidarysiu turbūt bent jau keletą savaičių pertraukėlę, tiesiog nuo visų fotosesijų, nuo visko ir tiesiog sugrįšiu vėl. Bet realiai iš po tų žodžių sekančią dieną man taip pasipylė sekėjai mano Instagrame, kad aš atsimenu, gal man savaitę laiko tiesiog krito kiekvieną dieną po 100 papildomai sekėjų. Ir mane tas taip nustebino ir mane taip užvedė šitas, aš nežinau, aš ten galbūt 500 sekėjų pasikėliau pas save Instagrame, kad man čia buvo tiesiog wow dalykas ir aš nesupratau, kaip taip įmanoma yra, bet atrodo, įsikėliau, atsimenu, kad naują postą ir jis pakankamai neblogai surinko peržiūrą ir man atrodo nuo jo tai pasipylė tų sekėjų. Tai wow, buvo man toksai, kur siunčia visata tuos ženklus, kad galbūt nereikia stabdyti ir tik tais reikia dar stipriau kabintis ir nepasiduoti ir nepaleisti, tai tą aš ir realiai dariau, kai tik tais pamačiau, kad viskas einasi ir reikia tik tais dar stipriau kabintis į tai. Realiai šitas iš viso kanalas yra pas mane mano pasiekimas, nes aš jau realiai jutau, kad aš nuo pat vaikystės noriu kažką tokio kurti, noriu būti matoma, noriu kalbėti, noriu dalinti savo mintimis. Tai šitas YouTube kanalas man buvo irgi toksai pasiekimas, kad aš jį pradėjau kurti, kad nors ir ten kažkokias, sakykime, nesąmonės ar keldavau, ar dar įkelsiu, nežinau, bet kad aš iš viso pradėjau šitą ir kad pasižadėjau savo, kad kiekvieną ketvirtadienį kelsiu bent po vieną video ir tą pasižadėjimą išpildžiau. Galbūt ne visi video buvo geri ir galbūt ne visais video aš visur dalinausi, bet man buvo čia labiau savo pasižadėjimas, nes ties tam tikrais dalykais aš disciplinos neturiu, kaip ties sporto ar ties sveika mityba, tai nėra tas labai mano rimtas dalykas, bet ties savo tikslais ir ties tuo, ką aš noriu pasiekti savo ateityje, man be galo yra svarbu, tai aš tiesiog iš šitą labiausiai kabinuosi ir būtent aš nepasidaviau, nors ir daug ketvirtadienių buvo, kur aš nežinau nei ką įkelt, nei kuo pasidalinti, nieko atrodo nenuveikiau gerą, nes pagrindas buvo pas mane prie nuotraukų retušavimo ir pačios fotosesijos, bet atrodo kiekvienų tokių dalykų nesidalinsi. Aišku, žiauriai džiaugiausi pamačius, kad mano ūkio video sulaukė, dabar man atrodo, gal 7000 peržiūrų YouTube'e, tai čia man buvo wow ir kad iš viso jau beveik 200 sekėjų turiu pas save YouTube'e, tai čia man yra kažkoks wow dalykas, atrodo, jaučiu, kad geru keliu einu, bet dar galbūt stipriai nesu išsiaiškinusi, ką aš noriu čia kelti, bet man svarbiausia yra dabar kelt ir aš kažkokiais būdais vis tiek išsiaiškinsiu, kokį vaidmenį labiau čia noriu turėti, ar noriu turėti, kad tiesiog kaip fotografė, ar galbūt savo daily kažkokius dalykus rodyti, nežinau dar tiksliai, dar nesu išsigryninus, tai va dabar turėdama laisvas kelias savaitės, greičiausiai išsigryninsiu šitą dalyką. Pakalbėjusi apie sportą ir apie mitybą, tai man turbūt vienas iš fainesnių dalykų yra tai, kad aš sugebėjau numesti papildomo svorio, kadangi per keliarius metus šiek tiek užsiauginau aš to svorio, galbūt ir niekas labai to neatkreipė dėmesio, bet man čia buvo tas dalykas, kad aš užsibrėžiau, mano tikslas buvo per šios metus numesti 15 kg. Na, buvo biški pasiduota, bet numečiau 8 kg, tie likusiai kilogramai liks kitiem metam, tai dabar per šventinį laikotarpį
galimai dar jo biški pakils, bet kitais metais planuoju, kad nusimesiu visiškai iki to savo norimo svorio. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nes tada ir gan stipriai, aš ten prisimenu apie mėnesį ar pusantro mėnesio laikiausi labai stiprios dietos, sporto ir svoris krito ir stebino, kaip jisai gali greitai kristi, bet tiesiog atėjo silpnumo momentas, čia yra normalus dalykas, mes visi jų turim ir nėra čia, kad reikia slėpti tokius dalykus, tiesiog kartais sušlubuoja ta disciplina ties tam tikrais dalykais ir tiesiog pasiduoda. Tai lygiai taip pat ir aš pasidaviau tiesiog kažkurio momentu ties savo ir mitybą, ir sportą. Ir jo, bet džiaugiuosi, kad bent jau sugebėjau numesti 8 kg. Ir per šiuos metus kaupiau absoliučiai kiekvieno mėnesio fotosesijas ir žiūrėjau, buvo labai įdomu, kiek aš galiu per metus padaryti fotosesijų. Ir per šiuos metus aš iš viso padariau 159 fotosesijas, iš kurių buvo 5 sufotografuoti žinomi žmonės, kas man čia yra wow per dalykas, kad aš tikrai galvojau, kad gal 60 fotosesijų bus per mėnesį, per metus, gal 70, bet negalvojau, kad realiai 160 fotosesijų pasieksiu. Tai čia buvo realiai mano patys didžiausi šių metų pasiekimai, kuriais labai norėjau pasidalinti ir labai laukiau, kada galėsiu pasidalinti, nes man pačiai buvo be galo įdomu, ką aš pasiekiau per šiuos metus. Tai kiti metai yra arklio metai. Ir aš visai čia neperseniausiai sužinojau, kad arklio metai yra, ir arklio metai yra mano gimimo metai, tai aš jau nujaučiu, kad aš kitais metais arsiu. Aš taip jaučiu, kad kiti metai bus mano išbandymo tokių, kur aš bandysiu labai daug skirtingų dalykų, stengsiuos ir vėl augsiu ir vėl tobulėsiu. Labai laukiu to sausio mėnesio, kada bus ta nauja pradžia, kada išeisiu iš 2025 metų į 2026. Galbūt kažkam yra ir juokinga ir keista, kad čia vis tiek niekas nepasikeičia, bet jau 2 metai, kaip kuriuosi savo tikslus, visus metų planus. Šiais metais dar ir susikursiu, realiai bent jau planuoju susikurti savo gyvenimo tokį kaip ir planą, tokį minimalų kažkokį kaip moodboardą, kažką panašaus tokio. Tai bus įdomu pasižiūrėti, kokiu aš planų esu susikėlusi savo visam gyvenimui ir šiaip ateinantiems metams. Tai galiu pasakyti, kad bus dar daugiau įdomesnių dalykų kitais metais pas mane. Lygiai tas pats ir šitam YouTube kanale biški keisis dalykai, kadangi čia buvo tiesiog tie keli mėnesiai pasibandymo, pasižiūrėjimo, ar aš iš viso galiu, ar man iš viso eina, ar man iš viso patinka. Ir aš supratau, kad man labai patinka tai, ką aš darau, ir aš noriu tęsti ir daryti toliau. Ir jo, ir čia baigėsi šitie 25 metai ir mes realiai dabar susimatysim tik tais sausio mėnesį, sausio 1 ketvirtadienį. Ir bus kažkokie nauji dalykai, galiu pasakyti. Labai šiaip jaučiu, kad būsiu dar labiau užsihypinu su tais naujais dalykais. O dabar tada aš atsisveikinu, palinkėsiu jums gražių švenčių, gerų ateinančių metų ir smagiai jas visus atšvęskit ir papūkit su savo šeima ir su savo artimaisiais ir susikurkit savo svarbiausius ateinančių metų tikslus, o svarbiausiai dar ir jų ir siekite. O dabar tada aš atsisveikinu ir susimatoma kitais metais. Čiau!